Ja, paskui važiuojam ir važiuojam. Koks studentas buvot? Ar gal buvot labiau aktyvistas, ar tas, kur pasibaigti? Ir... Mano studijos buvo neakivaizdinės, aišku, aš iš tikrųjų mokinęs esu daug kur. Aš ir turizmo mokyklą baigęs, ir profesiją esu gėjęs virėjo barmeno savo laiku, tada su viduriniu pabaigiau, bet galvojau, man tiek užteks. Paskiau, aišku, atsirado universitetas, tęstinės studijos, tai neakivaizdžiai studijavau, tas man iš tikrųjų padėjo. Aš nemanau, kad ten apie mane ten jau universitete galėčiau sakyti, kad buvau linksniuojamas. Ne, bet mokykloje turbūt buvau linksniuojamas laikas. Tikrai nebuvau tas toksai, kuris pilka masė, kurio nemato. Kas tai dažniausiai mokslo sakydavo. O koks prisiminimas labiausiai iš Klaipėdos universiteto jums įstrigęs, gal kažkoks įvykis buvo? Ar gal koks renginys, kuriame dalyvavot? Tai aš manau, kaip ir kiekvienam studentui pabaigimas, kada reikia mesti kepurę į viršų. Tai noriu įstoti į universitetą. Ir apie kurį universitetą galvoji? Buvau labai daug metų nusistačiusi Vilniuje, bet dabar palinkau link Klaipėdos universiteto. Labai geras pasirinkimas. Tai šiuo metu mes stovime prie žurnalistikos stendo. Jeigu teisingai nugirdau, tave gan domino žurnalistika. Taip. Kaip tu pati įsivaizduoji žurnalistiką? Kaip įsivaizduoji žurnalistikos studijas? Šiaip daug esu girdėjusi, kad žurnalistikos studijos yra kaip ir nieko nereiškiančios ir laiko švaistymas, kas aš galvojau yra labai keista, nes žurnalistų yra pilna aplinkui ir praktiškai mes su jais gyvename kiekvieną dieną. Žurnalistika yra gyvenimas, galim pasakyti taip, informacija sklinda per žurnalistiką. Tai aš galvojau, kad vienu momentu galvojau, gal čia yra tiesa, bet manau, kad dabar galvoju atvirkščiai. Tai palinkau dėl to su atsiprašau, pamiršau klausimą, jūs manot, kas yra žurnalistika? Tai, kaip tu įsivaizduoji? Tai šiaip tai įsivaizduoju straipsnių rašymą, nes yra žmonių, kurie dirba prie kameros ir kurie dirba už kamerų. Tai straipsnių rašymą, portalų redagavimą, laidų vedimą. Šiaip žurnalistika tikrai labai plati. Jeigu įstotum į žurnalistiką, kaip manai, kokioj save labiau krypty matytum? Ar rašyme, ar fotografavime? Manau, kad fotografavime ir televizijoje jo. Dar radijas yra, gal patiktų visai. Radijas irgi visai neblogai būtų, tikrai. Ir šiais laikais žinom, kad yra labai daug dezinformacijos ir propagandos. Kaip manai, žmonėm yra sunku atskirti, kur yra tikra, teisinga, patikrinta žurnalistika ir kur yra dezinformacija? Kaip pati atskirtum tokį dalyką? Tarkim, pamatai straipsnį kokį nors intriguojantį, kaip atskirti, ar jis tikras ar ne? Tikriausiai tą pačią temą paskaityti daugiau straipsnių, galbūt, žiūrėti, ar sutampa informacija. Nes tikrai yra sunku atskirti, ir pati esu daug pakliuvus, jeigu ten obviously nesimato, kad ten koks ChatGPT padarė, ar tipo AI. Tai... O kaip manai, dar apie tą tada dirbtinį intelektą kalbant, ar jisai nekenkia žurnalistikai, ar jisai, nesugadins mūsų profesijos? Jisai gali, toksai, ateityje daug kas sako, kad kitos profesijos nebus naudingos, nes tiesiog perims tas dirbtinis intelektas, kas man labai liūdna. Tai... O gal, tarkim, žurnalistai gali tą dirbtinį intelektą panaudoti kaip kokią nors, kaip savo darbo įrankį? Kaip manai? Kaip? Informacijos paieškoti, ieškoti informacijos tikriausiai. Jaunimas, bet tas, kuris bėga, galėtų kažką mieste ar universitete daryti daugiau to, kad čia būtų geriau, čia būtų įdomiau. Manau, galėtų, bet reikia imtis iniciatyvos, nieks nenori tos atsakomybės, nieks nenori tiesiog. Tai dar, jeigu kalbant apie universitetą, kaip manot, kuo Klaipėdos universitetas pačiam miestui yra svarbus? Aš apskritai manau, kad jau mes kaip miestas turintis universitetą, jau niekas mūsų kažkokiu kaimu, atsiprašant, ar kažko nepavadins, nes, Nors vis dar pavadina. Jo, lai vadina, kai sakau, bet man tam kaime turbūt yra mieliausia gyventi ir, kai sakau, mes tikrai turim padidžiuotis, tada mes esam kaimas prie jūros, kai sakau, o jūs neturit net jūros. Bet universitetas, kas tai yra? Mokslo žmonės automatiškai, ne? Tai yra be galo didelės galimybės jaunimui išmokti, patirti, save kažkur tai nukreipti, ne? Tai aš manau, kad bet kuriuo atveju
mes kaip universitetas dar nepamirškim, kokį mes turime. Mes turime senus pastatus, mes turime architektūrą. Patys pastatai turi savo Va, istoriją. aš ką noriu pasakyti, mes turime archeologų katedrą, mes turime tikrai ten žmonės, kurie jūrose dirba, kurie renka duomenis Ir tam su tikrus. užsienio universitetais daug Būtent. bendradarbiaujam. Tai tarp kitko visai nesenai buvau tas tiltas, kuris nutiesiau su Ukrainos universitetu tiltą mūsų universitetu.